siaubo mestras baigėsi ir jūs žinot, ką tai reiškia. Siaubo alkūnio diena! Leo, šioj nuotraukoj atrodai tiesiog puikiai. Aš šioj nuotraukoje atrodau tiesiog puikiai. Kalbėjai apie mane. Paskelbsiu tai internete. Siaubo alkūnio diena! O kas ji? O, sveikos. Kokia graži nuotrauka. Kaip tau pavyko? Atleiskite man. Tiesiog dievinu fotostaigmenas. Mano vardas Lorna. Lorna Maknesi. Tu viena iš monstrų vidurinės naujokių. Ir tu iš... Škotijos siaubakalnių Lochneso ežero. Jūs turbūt girdėjote apie mano tėtį, Lochneso pabaisą. O, pričiupat mus, panelė Maknesi. Na, juk kažkas turi tampyti jūs už pelekų. O čia labiausiai pabaisiausias panelės tėtis, apie kokį tik galima svajoti. Nedrįs keliauti į sausumą, mieloji. Bet pats tu ten buvai ne kartą. Ir nemačiau ten nieko gero. Prisimink, kiek bėdų buvo dėl tos vienos nuotraukos. Visi normalieji nuo čia lik pat Glaspurvio pradėjo ežero tyrimą, ieškodami mūsų pilies. Prašau, tėti, būsiu labai atsargi. Aš sakiau, kad tu esi pats pačiausias. Sakei, tik valandą. Oi, tėvelė, ačiū tau. Tik laikykis atokiau normaliųjų. O mano nuotrauka gera. Nežinau, kodėl tai pasielgiau, bet tame fotoaparate buvo kažkas, kam aš negalėjau atsispirti. Privalėjau iškrėsti fotostaigmeną. Ši fotografija labai apstulbino ir visus privertė susidomėti. Kasgi iškrėtė fotostaigmeną Lochneso ežere? Ar graži mano nuotrauka, tėtė? Kadangi ežeras knibždėjo normaliaisiais, mes su tėčiu nusprendėme trumpam išvykti. Radome monstrų vidurinės mainų programą. Tai buvo geriausia proga man sužinoti daugiau apie sausumos gyvenimą. Taigi, fotostaigmenos atvedė mane į monstrų vidurinę. Kartais aš negaliu susilaikyti. Tai leis tave pasveikinti atvykusi monstrų vidurinę. Sveikinu, tai tavo pirmoji diena mokykloje. O, tai ne pirma mano diena čia. Mokausi jau visą siaubo mestrą. Dingstu. Panos, susitiksim vėliau. Vampės, Lorna tikrai nejuokavo.